Sveiki visi, mano vardas Sigitas Pašakinskas ir žiūrite kanalą Gyva lietuviška pirtis. Ir šiandien mes turim įdomų tokį dalyką. Va iš šito daikto ruošiamės pasidaryti ledinio vandens kubilą. Tai va, tai čia toks, kaip sakyt, variantas, kai žmonės nori kubilo, bet su minimaliu biudžetu gali pasidaryti savo nuostabų daiktą. Ir pažiūrėkim, kokie etapai kils, nes mes padarysim su nuvedimu vandens tiesiai lietaus nuvedimo sistemą. Dabar čia galima bus išleidinėti tą vandenį, čia viskas dar apsidirbs ir visai turėtų neblogai atrodyti. Ir pasižiūrėkim, kaip tas visas procesas vyksta. Na štai, paruošėm trapą nubėgimui iš bačkos ir tiesiog prijungėme prie lietaus nuvedimo sistemos. Kadangi bus švarus vanduo, tai viskas bus labai gerai. Tiesiog čia vamzduką įmesim ar ten kažkokį šlangą ir puikiai bus gerai. Tai tolimesniame etape pamatysim, kaip ten bus toliau. Na štai, o dabar paruošėm klojinį, kur išbetonuosim. Metamas trapas, kur visas jau vandenukas subėgs, kai galėsim keisti laisvai savo. Nereikės ant žolės pilti. Va, ir ant viso šito padėklo susistatys vandens bakas, o čia padarysim laiptukus. Irgi, kad tiesiog žolė ant tušos neaugtų, tai tiesiog bus patogiau. Va, žiūrim toliau. Na va, ir čia matome, kaip išbetonuotas jau mūsų pagrindas. Tai čia dėsim tą mūsų kubilą ir paruošim paskui ten lietaus nuvedimo sistemą. Va čia padaryta. Tokias trapas. Ir čia keliaus visas mūsų vanduo, kurį mes nuolat keisim, galėsim kartą per savaitę ir nereikės čia piltis ant tos žolės. Tai va, nu ir žiūrėkim, kas vyksta toliau. Na štai, dabar mes turim pasiruošę jau tokį kaip karkasą. Va, iš išorės susidėjom vidinį karkasą čia. Dar papildomą ne per vidurį prie apačios, dėsnėm ir į apačią. Dėl to, kad turim tokių trumpesnių truputį lentų. Nes naudojame iš galų, kaip sakoma, viskas, kas liko nuo pirties įrengimo, liko visokių galų. Turim tokių nestandartinių ilgių, kad visko užtektų, nes jau nebedaug turim. Tai taip darom, bet jeigu pas jūs būtų pilna ilgi lentų arba atskirai lentas pirktume, tai užtenka tik vieno ir antrą apatinę karkasą ir viskas, prie jo tvirtinatės ir viskas gaunasi. Tai va, tai dabar montuosim visus šonus, bus viršus ir viskas, įdėsim tą kubilą į vidų, išpjausim tą viršutinę dalį ir bus baigta. Jau važiuojam toliau. Pas mus iš dvigubos lentos, kaip aš sakiau, iš pirties dailylentės likučių padarėm. Tik viskas susinaudojo. Čia bus vandens nuleidimai. Mes kabutę padarėm. Nu ir viduj va jau išpjojom tą plastikinę tą tarą vadinamą. Ir viskas. Iš principo čia užsidės dar lenta, bet visus gal nebent biškį susiaurinti. Pripilsim to vandens ir tada padarysim laiptelius įlipti ir kažkaip batuko laiptelius, kad galima būtų laisvai išlipti. Jaunimas tai gal ir patys iššoks, bet vyresniems žmonėms bus nepatogu. Tai dar įdėsim tokį kabliu batutui skirtus laiptelius. Ir viskas. Tai ką, o sekantį etapą vėl pasižiūrėsim, ką mes nepadarėm. Nu bandom. Ką, bičiuliai, gyvenkit gyvenimą, mėgaukitės procesu ir viskas bus super. Žiūrėjote kanalą Gyva lietuviška pirtis, su jumis buvo Sigitas Pašakinskas. Ir kam patiko šitas video, spaudžiam like ir iki kitų susitikimų.